Šešplaukio, kuris vienintelis apskritai iš visų šios dienos rungtynių dalyvių rinktinių pauzę praleido būtent Lietuvos nacionalinėje rinktinėje. Iki vartų kamuolys nenuskriejo, čia galimybė žalgiriečiams kontratakuoti. Devensas nešasi į priekį, dešiniajame krašte Tavaresas, Devenso perdavimas. Griebėsi už galvų. Užims vidurio gynėjo poziciją, panašu pagal dabartinį įsidėstymą, tai yra Karolis Žebrauskas, o Nikita Komisarovas žaidžia atramos pozicijoje. Devensas, jo geras smūgis ir nesulaukė Mandičius, kol Baliutavičius sugriebs kamuolį, išsmūgiavo jį toliau. Štai pirmasis karštas epizodas prie Šiaulių vartų. Pradėjo sezoną Arpadas Tortajus. Tačiau po 9 sužaistų rungtynių Rumūnas buvo pakeistas, tai ir trauma šiek tiek jį pristabdė. Na, pažiūrėkime, dabar Gabrielius Micevičius, ar pavyks prieš Nemanją Michailovičių, metas į vidurį, smūgis iš kairės, Mandičiaus perdavimą, paskui Džokičiaus perdavimą. Ir vėl kairiajame krašte, ir vėl Michailovičius su Tavaresu, ar bus smūgis į vartus, ir visai neblogai. Klysta Gustas Jarusevičius ir vėl Danielis Romanovskis, Eligijus Jankauskas, Milanas Džokičius ir Gabrielis Micevičius. Bando Micevičius iš kairės. Daug bandymų atakuoti, bet klaidos, ne visai teisingi sprendimai, mažai to šiluma, viskas tvarkoje. Lyginant su oro sąlygomis, kurios buvo prieš kelias savaitės, galim sakyti, tiesiog tobula erdvė futbolų. Čia Jurijus Kendišas pradeda savo komandos ataką. Nemanija Michailovičius, vėl Kendišas, gali smūgiuoti į vartus. Taip ir yra. Gustas Baliutavičius. Jie apatinį vartų kampą. Dar kartelį, pažiūrėkim pakartojimą. Ten dar ir Devensas taip maišėsi kamuolio skriejimo kelyje. Ir Gustui Baliutavičiui šį kartą jau 0-0 ir nei vieno tokio ryškesnio, aštresnio pasireiškimo, bet be abejo, tai nieko nereiškia. Rungtynės dar turi daug potencialų. Dabar Nemanija Michailovičius, gerasios smūgis ir čia tokia pirmoji rimtesnė Šiaulių gynėjų klaidelė. Vėlavo Karolis Žebrauskas, niekas jo ir nepasaugojo. Milaną Džokičių. Na, bet jeigu dar vienas kitas toks atviras koridorius Žalgirio gynyboje, serbas yra įmušęs 2 įvarčius šį sezoną. Tikrai žino, kaip tai daryti, gali ir pabėgti, gali ir smūgiuoti į vartus. Na, Nemanija Michailovičius, serbas prieš serbą, dabar jau jo šansas ir nepasisekė kilti į viršų aukštyn, link puolimo ir kitų žalgiriečius, Salčinovičius ir Šetkus. Na taip, dabartinas Salčinovičius tokio apgaulingo puolėjo pozicijoje. Ovidijus Verbickas, smūgis ir šį kartą tikrai neblogas smūgis. Buvo erdvės taip ir prisitaikyti ir pažiūrėti, kur smūgiuoti, tiesiai per vartų vidurį. Vietos ir laiko nerado, bet vis tiek su kamuoliu lieka šiauliečiai. Mačiau Pačiolas, priminsiu, taip pat pelnė įvartį Telšiuose į Džiugo vartus. Dabar kas pirmas prie kamuolio, Eligijus Jankauskas. Ir tai yra šansas Žalgiriui. Jurijus Kendišas yra baudos aikštelėje, laukia to perdavimo, laimi tą oro dvikovą ir skrieja į vartus kamuolys, tačiau Gustas Baliutavičius. Nepralaimėtas mačas, na, bet čempionams nepralaimėti 3 iš eilės, reiškia per 3 turus surinkti vos 3 taškus. Petravičių, Eligijus Jankauskas, ar iki galo sugebės praeiti Danielis Romanovskis ir Nelsonas Abijamas, o čia Milanas Džokičius. Čia galima bandyti bėgti, tai ir daro Deividas Šešplaukis. Galbūt dabar, galbūt tai bus perdavimas. Justas Petravičius ir ne. Realiausias šansas Šiaulių komandai. Viskas, sako Kęstutis Bartuškevičius. Ačiū, tikrai daug kovos. Lygiaverčiai varžovai. Futbolo akademija Šiauliai ir Vilniaus Žalgiris šiandien puolime stebuklų nepademonstravo. Lygiosios 0-0.